Viešpats mūsų vedlys, Jėzus mūsų uola, kur talentais veda mus iš pergalės į pergalę. Viešpats mūsų vedlys, Jėzus mūsų uola, kur talentais veda mus iš pergalės į pergalę. Prieš Dievą priešai kyla, bet Viešpats šaiposi iš jų ir vėl savo darbais subyra. Jis visada esantis šalia, dangaus kariuomenių vadovas. Valdui šiandien lenkiamės ir atiduodam visą šlovę. Viešpats mūsų vedlys, šiandien lenkiamės ir atiduodam visą šlovę. Viešpats mūsų vedlys, Jėzus mūsų uola, kur talentais veda mus iš pergalės į pergalę. Viešpats mūsų vedlys, Jėzus mūsų uola, kur talentais veda mus iš pergalės į pergalę. Ir dabar visi kartu. Viešpats mūsų vedlys, Jėzus mūsų uola, kur talentais veda mus iš pergalės į pergalę. Viešpats pažadėjo pergalę tiems, kurie netiki. Tie, kurie tiki, turi pergalę prieš šitą pasaulį. Pergalė prieš mirtį, prieš ligas, prieš skurdą, prieš neramybę. Jo pergalė pasireiškia mūsų ramybė ir džiaugsme. Taigi švęskime šitą nuostabią pergalę dabar. Nelaukiame rytojaus. Jėzus pas tave, tu mano kelias, lygas ir
tas, jo malonė apgautas, mano lūpos Dieve tau, tu nuostabus. Paaukotas už mane, atkentėjęs žemėje, iš mirties ištraukęs mus, Dievo Sūnus. Jo krauju išteisintas, jo malonė apgautas, mano lūpos Dieve tau, tu nuostabus. Paaukotas už mane, atkentėjęs žemėje, iš mirties ištraukęs mus, Dievo Sūnus. Iš mirties ištraukęs mus, Dievo Sūnus.
dar tada, kai aš nebuvau vertas to. Vaikščioju savais keliais sau gyvenu. Tu panori man atiduot tai, ką turėjai, pačiu brangiausiu. Viešpatie, ačiū tau, kad tu taip stipriai mane pamilai. Tu įrodei savo meilę, mirdamas ant kryžiaus už mane. Viešpatie, ačiū tau, kad tu taip stipriai mane pamilai. Tu praliejai savo kraują už mano kaltes. Tu praliejai kraują už mane. Aš lenkiuosi tau, nes pamilai mane. Dar tada, kai aš nebuvau vertas to. Vaikščioju savais keliais ir sau gyvenu. Tu panori man atiduot tai, ką turėjai, pačiu brangiausiu. Viešpatie, ačiū tau, kad tu taip stipriai mane pamilai. Tu įrodei savo meilę, mirdamas ant kryžiaus už mane. Viešpatie, ačiū tau, kad tu taip stipriai mane pamilai. Tu praliejai savo kraują už mano kaltes. Tu praliejai kraują už mane. Mylimas Jėzau, aš noriu būt toks kaip tu. Mano mylimas Jėzau, aš noriu būt toks kaip tu. Bus mano draugė, aš myliu tave. Aš noriu būt su tavim, mano Jėzau, visada. Mano mylimas Jėzau, aš noriu būt toks kaip tu. Mano mylimas Jėzau, aš noriu būt toks kaip tu. Bus mano draugė, aš myliu tave. Aš noriu būt su tavim, mano Jėzau, visada.
Jėzau visada. Mano mylimas Jėzau, aš noriu paklausyti tu. Mano mylimas Jėzau, aš noriu paklausyti tu. Pro visko labiau gero, aš myliu tave. Aš noriu būt su tavim, mano Jėzau visada. Aš noriu būt su tavim, mano Jėzau visada. Aš noriu būt su tavim, mano Jėzau visada. Šloviname Tave, Viešpatie, aukštiname Tavo vardą. Norime būti su Tavim visada. Laukti Tavęs sugrįžtant visą savo širdimi, tarnauti Tau. Viešpatie, mokink mus, ragink mus, Viešpatie, nukreipk mus savo dvasia, kad mes būtumėm Tavo valioje ir neišklystumėm iš Tavo valios į savo širdžių sumanimų vykdymus. Norime daryti, ką darai Tu, Viešpatie, ir eiti ten, kur Tu vedi. Mokink mus, Viešpatie, visus. Padaryk mus vieną, Viešpatie. Savo dvasia, tegul darbas kartu mumise užsibaigė, Viešpatie, nepadarytas iki galo. Mes prašom Tave, Jėzaus Kristaus vardu. Ir dėkojame Tau už viską, ką Tu teiki, už kiekvieną dovaną ateinančią iš Tavęs. Tau tebūna šlovė. Noriu pakviesti Andriejų, brolį mūsų, kuris turi liudijimą pasidalinti su mumis. Я извиняюсь, говорю я по-русски, литовишки маму, ну, сумку, то делал, а ти прошел уж маму, toks kalbas. Aš čia, nu, labas rytas, laba diena, aš pamiršau pasakyti, aš pirmą kartą с мамой čia, и я biškį, ну, toks стрессов. Есть такое волнение. Я уже год нахожусь год в церкви, сюда хожу, в нашу церковь, здесь я покрестился. И я хочу рассказать, вот засвидетельствовать, как я пришел к Господу Богу, как я встретился с Ним, как это все было. Это долгий процесс такой был, но вообще процесс этот, если я начну рассказывать все чудеса или все, что происходило со мной за всю жизнь, вот эту, такую мою не очень добросовестную и честную, то это займет очень много времени. И половину скажет вообще, наверное, как тебя земля носила, и половина уйдет отсюда. Поэтому я расскажу вот со своих последних 30 лет. Мне 38 лет сегодня. 30 лет, 29 там с половиной где-то. У меня такая беда случилась, что меня отказали ноги, не работали. Я употреблял наркотики разного вида, там жил на улице, не доедал, не пил. Ну, в общем, меня бросила жена, вторая моя, как, ну, такая. У нас ребенок, я его ни разу не видел, и я обиделся на весь мир, на нее, на всех, в общем, винил всех, и все, что шевелится, все, что дышит, все виноваты, только не я. Меня вот так вот Бог наказал, вот меня так предал. Ну и вот я стал таким, занял просто самоуничтожение. Включил режим этого, убить до конца, употреблять наркотики до конца. Nusprendžiau vartoti narkotikus iki galo. Ну и вообще не жалел себя, ни в Visai какой. negailėjau savęs. И это привело что в один день у меня полностью отказала нижняя часть тела. Ir priėjau iki to, kad vieną dieną visiškai atsisakė mano kūno apatinė dalis. 3 дня я пролежал на скамейке в надежде, что это, там, пройдет, у меня просто там, что-то, может, наркотики действуют, там, отпустит, как бы там, такой жаргон там. 3 dienas pragulėjau
ant suolo, tikėdamasis, kad visą tai praeis, galvojau, gal čia narkotikai tik veikia. Но это не проходило. И на Это третий не день я проходило. уже выполз на дорогу. Ir Меня trečią dieną aš išliaužiau į gatvę, люди подобрали, вызвали скорую мне. žmonės mane paėmė, iškvietė greitąją Ну и стали выяснять, в чем дело. ir Я pradėjo aiškintis, kame reikalas. на ихнем языке это было в Испании, я по-испански не говорил ни слова. Visą tai vyko Ispanijoje, o aš ispaniškai nešnekėjau nei žodžio. Все, что я мог показать, это вот показывать и на английском там пару слов. Но working там не работает, не могу идти, не могу там то и то и то. Visą tai, ką aš galėjau parodyti, tai rodžiau rankomis ir keli žodžius angliškai. Меня забрали в больницу. Mane išvežė į ligoninę. В итоге положили меня, пролежал я там 2 месяца. И вот Paguldė ligoninėje ir aš ten pragulėjau 2 mėnesius. тут начались вот такое, меня положили сразу в такую палату, где рядом лежал мужчина, который уже все, он был подключен к такому аппарату, и у него только это пип, пип, и все. И он на одном боку, его раз там 3 часа придут, перевернут на другой бок, он вот, и я рядышком Ir лежал. mane paguldė į tokią palatą su vyriškiu, kuris buvo prijungtas prie aparato, kuris tik tai pypsėjo ir viskas. Štai, ir aš vat šalia jo gulėjau taip pat. И такую сделали строгую диету, ну, я не знаю, для чего это, кто был в больнице, может быть, знает, кто лежал, это такая-то овощи одни, и то непонятно какие, это такое пюре, просто приносят его, и вот кушает ложечка, и все. Man paskyrė tokią dietą, va, kas gulėjo ligoninėje, galbūt žinote, galite paaiškinti, kur tik tai daržovės trintos, tokia kaip košė ir viskas. Ну, и я вот это все время голодный, наркотики все вышли, меня лекарствами там поддерживают какими-то, но ноги эти так и не приходят в себя. Aš buvau alkanas, pastoviai narkotikai išėjo, bet kojos vis tik nedirbo. И вот где-то через месяц того, как я лежу в этой больнице, это был, я точно сейчас не скажу, там март месяц, где-то вот конец, может, февраля. На улице такой холод, видно, что за окном, что там добрый хозяин даже собаку не выведет погулять. Ir po mėnesio, maždaug gal, nepasakysiu, koks tiksliai metų laikas buvo, man atrodo, gal kovo pabaiga, bet oras už lango buvo toks, kad geras šeimininkas šuns į lauką neišvestų. И вот я лежу, это вечер, такая вот лампа горит, вот этот аппарат у мужчины, пип, пип, пип. И вот у меня было это все это время по-настоящему состояние, вот это, как модно сейчас говорить, депрессия, только каждое слово там у них депрессия. А там я был такой обреченный, руки опустивший, ко мне никто не идет, никто не знает, родственников у меня в этом городе нет, в этой стране нет, ни друзей, никого, я один, никчемный, пустой человек на земле вообще. Ну, не нужен, наркоман там проклятый, трижды алкоголик и все пороки во мне собраны. Ir štai aš gulėjau toj palatoj, tiesiog degė palubėje lempa, pypsėjo to vyriškio aparatas ir gulėjau toks, niekam nereikalingas narkomanas, alkoholikas, pas mane nieks nėjo, nieks manęs nelankė, štai va tokioj būsenoje aš ir gulėjau. И вот этот вечер, и так вот, я не знаю, что это было, я вот так на локте облокотился и так смотрю на эти ноги, и вот так сначала как-то про себя, и начал такой сам с собой разговор, вот как бы, это как и молитва такая была, и такой разговор, вот, ну вот, видишь, мол, Андрей, ну что, добивался, вот думал там, что там умирать, я не боюсь там умирать. Я сейчас кого слышу, там бывает, говорят, я смерти не боюсь. Не, неправда это, вот. Может быть, конечно, смерти не боится, если там бах, вышел, машина сбила. Ir tą vakarą aš atsisėdau, atsirėmiau rankomis, alkūnėmis, žiūrėjau į savo kojas ir sakiau savo, nu tai vat, dasigyvenai, Andrėjau. Visą laiką aš sakydavau, kad nebijau mirties, ar kažkas pasako, kad nebijau mirties. И вот так разговариваю об этом и говорю, ну вот, Господи, видишь, ну что я вроде добивался там, чтоб ты меня уже там забрал. Tai vat viešpatie, atrodo siekiau to, kad tu mane pasiimtumai. И я стал не то что жаловаться, я так
искренне говорить вот по делам, так и надо вот, ну что ты хотел, мол, Андрюшенька такой вот, ты употреблять, все делать там, вроде кому-то на зло доказать что-то. Ir ne tai, kad skundžiausi, bet sakiau, čia tau už tavo darbus, Andriušenka, nu, vat, prisigyvenai iki to. Да, и тут все мои поступки эти злые по отношению к семье, там вот это вот все, я как-то стал осознавать, что не они виноваты, что это, ну, что так надо, сам с таким, как я, жить невозможно было, чтобы я и их на дно потянул, и так, и я вот это... Aš prisiminiau savo blogą elgesį su šeimos nariais, supratau, kad tai ne jie kalti, nu, ir supratau, kad tai kaip ir atpildas man. Ну и вот так вот весь вечер я провел в такой вот беседе, там непонятно с кем я разговаривал, как бред такой вот для меня это был, такой вечерний, такой вот какой-то отчаянный крик такой души, ай, все, так тебе и надо, вот, ну, правильно. Ir visą vakarą aš praleidau taip kalbėdamas, jis sako, nesupratau, su kuo aš kalbėjausi, bet tarsi sielos šauksmas buvo. И вот после этого началось в моей жизни такое происходить. Ну тогда я верил в Бога, я знал, что высшая сила, там это все есть, но так, чтобы вот как-то там Библию я знал, я читал ее, но ну, я шел, как вчера я услышал вот это вот, многие верят сегодня, параллельно Бога, идут рядышком вроде, но не вместе с ним по одной дороге, а рядом вот так. Kaip ir tikėjau Dievu, skaičiau Bibliją, bet kaip ir daugelis, kaip šiandien lyg ir tiki Dievu, bet eina paraleliai su juo, lygiagrečiai su juo. И после этого 2 месяца меня как иммигранта в больнице больше держать не могли. Меня пришли социальные работники. Это вот и началось такое, ну, маленькие чудеса происходить. Вот после этого как бы такого диалога с неизвестно с кем. Не могу сказать, я сам с собой это разговаривал или с кем. Manęs kaip emigranto daugiau negu 2 mėnesius ligoninėje laikyti negalėjo, todėl pas mane atėjo, po 2 mėnesių atėjo socialiniai darbuotojai, nu ir pradėjo vykti stebuklai. И мне дали такую коляску ездить, на которой инвалидную эту. Ну и я уже смирился, думаю, всю жизнь я так уже, что как бы молодой еще там, и все работницы эти приходят, медсестры там, они из института практику проходят, и меня это там убирают за мной. Я был рад, что меня уже выписывают там, только чтобы вот этого всего унижения не переживать. Это было очень так, гордость такая у меня, вроде инвалид, а все равно стыдно чего-то там. Atėjo socialiniai darbuotojai, atvežė man vežimėlį ir aš netgi buvau laimingas, kad mane išrašo iš tos ligoninės, nes vis tiek reikia manimi rūpintis. Ну и поселили меня в комнату, дали мне жилье. Apgyvendino mane kambaryje, davė kur gyventi. И я стал вроде как жить такой жизнью, меня там на массажи всякие записали, ходить надо было. Но я стал все равно стараться ездить каждое утро, чтобы вот в 6 утра, когда там еще все спят, там в 7 подъем, потому что я в 6 старался уехать с этого общежития, и на колясочке там рядом русская церковь была, и я уже некуда податься, я к ним туда, там вот русский язык поговорить с кем-то. Na ir kiekvieną rytą aš važinėdavau į masažus, stengdavausi kuo anksčiau atsikelti 6 ryto ir išvažiuoti. Ten šalia buvo rusų cerkvė, tai vat aš važiuodavau pro ją ir sakau, keldavausi kiekvieną rytą. В этой церкви меня увидели люди, которые там вот приходят, тоже молятся, и они стали расспрашивать меня, что с тобой вот там случилось, я это все рассказал. Žmonės iš tos cerkvės ar bažnyčios pamatė mane ir tiesiog ėmė klausinėti, kas ir kaip, kas man nutiko, nu, sako, aš jiems ėmiau pasakoti. И все стали ко мне подходить, давай мы помолимся за тебя, можно мы помолимся, ну, молитесь. Prie manęs jie sakydavo, galima, už tave mes pasimelsime. Nu, gerai, melskitės. И вот через какое-то время там одна женщина, она говорит, Андрей, тут новый проект открылся, такая программа «Мамры», там тоже для эмигрантов таких, ну, с зависимостью, с какой-то там вот эти, кто приезжает из других стран, там проституцией занимаются, там у них очень психика нарушена. И вот там собирается такой проект, типа как
ну, для какой-то работы, Ну, чтобы познать эту болезнь, вот эти все. Ir viena moteris vieną kartą man sako, Andriejau, atsirado toks naujas projektas štai žmonėms su priklausomybėmis, kurie atvažiuoja emigrantams būtent. Tai ten, sako, ir prostitutės, ir kiti priklausomybių turintys žmonės, nes jų psichika, sako, dažną kartą yra labai pažeista. Ну и там ни религиозный, ни христианский, там разрешали потом в любую церковь ходить, потому что все были там и мусульмане, и католики, и православные, и протестанты, ну все вот эти деноминации, собравшись в одном месте. Ir štai tas projektas nebuvo religinis, nebuvo krikščioniškas, jis buvo pasaulietinis, nes ten rinkosi iš įvairių religijų žmonės, iš įvairių denominacijų. И нами занимались только психологи. Ir mumis užsiėmė tik psichologai. С утра до вечера мы там тесты, писали свои эмоции, чувства, свое детство разбирали, кто папа был, там, ну... Nuo ryto iki vakaro testai rašėme apie savo jausmus, apie savo emocijas, kokie tėvai buvo. Залезли, в общем, в самую глубину, в самую суть головы, чтобы найти эту проблему и как ее решить. Įlindo į pačią galvos gelmę, kad surasti tą problemą, kad ją išspręsti. В общем, после этого всего, через полгода я начал ходить. Начал, конечно, процесс был костыли, потом один костыль, но я просто, чтобы коротко рассказать. Po viso to, trumpai pasakysiu, tik tai po pusės metų pradėjau vaikščioti po viso šito proceso. Aišku, tai nebuvo iš karto, pradžioj buvo ramentai, bet po truputį. И я остался на этой программе, у меня там я уходил, приходил, меня ловили, опять там лечили, опять, в общем, там этот процесс 4 года длился. Aš likau toje programoje ir štai ten manimi rūpinosi, mane gydė, bet tai aš tai ateidavau į tą programą, tai išeidavau ir visą tai truko 4 metus. Но в итоге наркотики я перестал употреблять. Vis tik galų gale narkotikus aš nustojau vartoti. И решил ехать в Литву. Ir nusprendžiau važiuoti į Lietuvą. Тут меня брат позвал, говорит, работа будет, там лекарства твои разберемся, тебе отменят, тут заменим чем-нибудь. Brolis pasikvietė, sako, tau darbas bus, su vaistais išsiaiškinsim, kažką tai parinksim. Ну и вот приехал я в Литву. Ir atvažiavau į Lietuvą. От наркотиков избавлен, но сердце не занято, оно пустое. Наркотики выбросил, но его ничем не занято. Išsilaisvinęs iš narkotikų, bet širdis tuščia, narkotikų vietos širdie nieks neužėmė. И когда мои лекарства, синтетический наркотик медицинский закончился, у меня здесь, в Литве. Ir kuomet mano vaistai, tai yra sintetiniai narkotikai, čia Lietuvoje baigėsi, tie medicininiai preparatai. Я нашел успокоение, думаю, ну, буду пить, выпивать, чтобы спать, чтобы там стрессы уходили, депрессии, там, ну, вот, в общем. Radau nusiraminimą tame, jog nusprendžiau, išgerdinėsiu, gersiu, kad nusiraminti, kad miegoti. В итоге я стал спиваться, страшно спиваться стал. To pasekmėje pradėjau stipriai nusigėrinėti. Год я пил и думал, потом перестану и пойду работать. Pagalvojau, po to nustosiu ir eisiu dirbti. Но через год я уже без алкоголя не мог проснуться, не мог уснуть. Мне уже надо, чтобы было. Tačiau po metų be alkoholio aš jau negalėjau nei pabusti, nei atsikelti, nei užmigti. И люди, которые меня знали, еще и родители моих знали, с детства меня знали, они предложили мне вот центр, где я сейчас нахожусь. Ir štai žmonės, kurie mane žinojo, kurie žinojo nuo mažens, nuo vaikystės, jie pasiūlė man šitą centrą, kuriame aš dabar esu. И вот я приехал в центр, и первых пару дней я походил там был, пока у меня были вот эти все синдромы, последствия употребления этого. Atvykau šitą centrą ir porą dienų tiesiog visą tai išeidinėjo iš manęs по ilgo gėrimo. И когда немножко отрезвел, со мной приехали наши старшие руководители знакомиться как бы
представиться надо, там, рассказать о себе. Kai prablaivėjau, tuomet atvyko mūsų vadovai, kad susipažintų su manimi, kad aš prisistatyčiau. И вот среди них была Ларета. Ir štai tarp jų buvo Loreta. И я все рассказал о себе, и тут неожиданно мне вот так Ларета спрашивает вопрос мне: Андрей, а ты с Библией знаком? Štai aš viską apie save papasakojau ir staiga Loreta manęs paklausė: Andrėjau, o tu su Biblija susipažinęs? А я все это время был вот как в той Библии есть такая притча, как одержимый бесами этот был, который говорит: за Иисуса знаю, за Павла там слышал, а вы кто такие? Я вот так же всех ставил под одну гребенку, всех, кто верит в Бога, потому что я так не верил, что вот это все церкви, там все вот это такое вранье, там, если человек верит, он должен быть другим. Ir štai aš kaip tame palyginime, kuomet sako, Jėzų žinau ir Paulių pažįstu, o kas tu tokie? Sako, aš netikėjau bažnyčia, netikėjau tikinčiaisiais, nes galvojau, kad jie turi atrodyti visai kitaip. Ну и вот Ларета мне как бы вызов такой бросила где-то внутри меня опять, думаю, ага, сейчас меня начнут опять вот это. O jinai man tarsi metė iššūkį, bet aš galvoju, tuoj čia mane vėl pradės krapštyti. А тут нет, я говорю, да, читал, знаю. Bet aš pasakiau, taip, skaičiau, žinau. И да, следующий вопрос был, ну хорошо, раз все знаешь, раз читал, как бы это все такое уже на уровне духовном каком-то таком состоянии было. И тут вопрос такой мне следует, а какое самое главное событие в Библии ты знаешь? Ir tada Loreta pasakė, na gerai, jeigu žinai, susipažinęs, tuomet koks pats svarbiausias įvykis, kas svarbiausio nutiko Biblijoje. И вот в этот момент я впервые в жизни серьезно задумался о том, что вообще цель Библии какая, и что на самом деле там самое суть, самое настоящее, самое важное. Ir štai pirmą kartą gyvenime aš susimąsčiau, o kasgi iš tikrųjų yra svarbiausio Biblijoje, kas yra pati esmė. Это был такой вопрос, как прям в сердце точечный удар такой. Čia buvo toks klausimas, kuris tiesiog širdyje kaip į dešimtuką pataikė. И сразу я стал в голове это быстро прокручивать события, там море раздвинул, там воду из камня выдавил, там то, там Авраам, Ной, там потоп, то человечество. Ну, Ir staiga galvoje ėmė suktis įvairiausi epizodai iš Biblijos. Ten ir Nojus, ir Tvanas, ir persiskyrė jūra. И я смотрел, начал от начала перебирать Библию, все эти там Бог создал землю, да, вот, ну все. И тут мне как-то как вот бах, ну открылись глаза. Ir aš ėmiau visą tai galvoje perrinkinėti nuo pat pradžios Biblijos, bet štai staiga man tarsi atsivėrė akys. И я так говорю, так, ну, неуверенно говорю, ну, казнь Иисуса. А Ларета как бы ждала этого ответа и такая, и, ну, мол, продолжай, и говорю, ну, казнь, и распятие его, и воскресение его, вот это, все самое главное событие всей Библии. Ir aš taip nedrąsiai sakau, nu tai Jėzaus nukryžiavimas, bet Loreta sako, tęsk. Pradėjau sakyti nukryžiavimas, mirtis, prisikėlimas. И вот это вот получается второе мое такое знакомство. Первый раз в больнице вот это покаяние такое на кровати на этой лежа, вот этот дождь. Второе вот это слово Иисус, знакомство, это осознание того, что это. И третий раз это вот я полгода пробыл на программе. Ir štai čia buvo mano dar vienas, kaip antras susipažinimas. Pirmas susipažinimas buvo, kuomet aš gulėjau ligoninėje palatoje. Antras buvo šiame pokalbėje, o trečias, kuomet aš jau prabuvau kurį laiką pačiame centre. Но тут я уже, наверное, не с Господом разговаривал, и работа эта уже была не от Бога, а это уже ко мне пришел сам вот этот вот нечистый дух.
И вот он мне нашептал, тебе этот центр не нужен. Ir žinot, aš jau kalbėjau ne su Dievu, bet su velniu ir jis man prišnipždėjo, kad tau nereikia šito centro. Потому что, как я сейчас смотрю на все то, что происходило, уже Бог работает со мной начал. Nes kaip aš dabar viską matau, kaip viskas vyko, Dievas su manimi dirba kitaip. И я этого еще сам не понимал, но черт это хорошо знал. Aš tuo metu pats dar to nesupratau, bet velnias jisai puikiai suprato. И у него был такой последний шанс меня вырвать вот из рук этих людей и на свою сторону опять переманить. Ir velnias turėjo paskutinę galimybę išplėšti mane iš šių žmonių rankų ir nuvesti kažkur kitur. И я с того ни с сего пошел, со всеми попрощался, сел в автобус, говорю, все, пока, я уезжаю. Ir nei iš jo, nei iš to. Aš tiesiog atsisveikinau su visais ir pasakiau, viso gero, aš išvažiuoju. И тут долго рассказывать, что со мной происходило от самого начала пути вот этого. Сутки это было, длилось, но за эти сутки у меня stолько всего перевернулось в голове. Daug galima būtų pasakoti, kas ten vyko kelyje, bet tuo metu per tą laiką pas mane galvoje persivertė viskas. Я и пить пробовал. Пью, меня не берет. Курю, и меня тошнит. Aš ir gerti bandžiau, geriu ir jokio poveikio. Bandžiau rūkyti, mane pykina. И в ту ночь я точно знаю, что я принадлежал не сам себе. Ta naktį aš supratau, kad priklausiau ne pats savo. И в итоге я сколько, не знаю, выпил, меня где-то под утро отключило, я уснул. Kiek aš išgėriau tuo metu, aš neatsimenu, bet tik tai į rytą, labiau į rytą mane atjungė. И утром мне раздается звонок. Звонит Ларета. Ryte pasigirsta skambutis. Skambino Loreta. И говорит, звони своему vadovusui и просись обратно. Ir jinai sako, skambink savo vadovui, prašykis atgal. Я понимаю, что она все правильно говорит, но мне похмелье, мне стыдно, я боюсь всего. Aš suprantu, kad jinai sako viską teisingai, bet man pagirios, man blogai. Ну и как всегда в таких случаях я поступал в кусты, сразу трубку положил, все. Ir kaip ir visada pasielgdavau, taip ir dabar tiesiog padėjau ragelį ir į krūmus. Ну и опять же, думаю, 10 часов, у меня еще 10 евро есть, откроется магазин, пойду выпью, и там у меня все опять восстановится, все будет хорошо. Na, galvoju, 10 ryto, o aš dar turiu 10 eurų, nueisiu į parduotuvę, nusipirksiu gėrimą, išgersiu ir viskas vėl susitvarkys. И здесь опять, тогда мне это все казалось такое стечением обстоятельств, но если сегодня на это посмотреть, то это все, в каждом человеке есть такая работа Господа, просто мы порой не видим этого, сами не понимаем. Tuo metu man tai atrodė, kad daugelis įvykių yra tik tai atsitiktinumai, bet žinot, viešpats kiekviename iš mūsų dirba savai, tik tai mes ne visada tai pastebim. И вот я сижу у своих друзей, набрал пива, prisinešė malaus, пью. И geriu, мне звонок на телефон, vėl skamba telefonas. звонят те люди, которые меня отправили в этот центр. Skambina tie žmonės, kurie mane buvo išsiuntę į šį centrą. И говорят мне, Ir sako, Андрей, ты где сейчас, далеко? Andriejau, tu kur dabar toli? Я говорю, нет, здесь вот рядом с вашим офисом, а что такое? А можешь зайти? Ne, netoli jūsų ofiso, o ką, gal gali užeiti pas mus? Ну, я с ребятами попрощался, говорю, тут вот пиво допил, говорю, сейчас придем, еще пойдем купим. Nu, su draugais atsisveikinau, sakau, va tuoj grįšiu, nueisim dar alaus nusipirksim. Пришел я в этот офис, меня чаем напоили, расспросили все подробно, как, что произошло, почему ушел с центра. Nuėjau šitą ofisą, mane pagirdė arbata, smulkiai išsiklausinėjo, kaip kas nutiko.
В итоге я там долго у них пробыл времени. Iš tikrųjų, tame ofise aš prabuvau gana ilgai. И одна женщина мне говорит: Андрей, пойдем там с машину, поможешь разгрузить? Galų gale viena moteris sako, Andrėjau, einam padėsi mašiną iškrauti. Я, конечно, пойдемте, говорю. Nu, gerai, einam. Пришел, там у них такая машина дорогая, там Евросоюз это дал за хорошую работу, она мне вроде как показать ее, там похвалиться, говорит, вот как видишь, за работу хорошую нам дали, вот, труды оплачиваются каждого. Nu ir nuėjom, ta mašina gera, taip supratau, kad ta moteris norėjo man tą mašiną tarsi parodyti, štai už gerus darbus ES davė automobilį. Ну и мы разгрузили всю эту машину, я ей помог, перевез все в офис. Iškrovėme tą automobilį ir padėjau viską pernešti į ofisą. Ну и так, шутки ради, говорю, ну дайте хоть посидеть в такой-то машине. Говорю, ни разу не был в такой, там такая Хаммер большой, как американский, по телевизору только такие видел. Nu ir tarsi juokaudamas pasakiau, žinot, gal duokit man bent jau pasėdėti tokiame automobilyje, žinot, labai gera mašina, geras automobilis ir tokius aš matęs buvau tik per televizorių. Ну и посидел. Ir pasėdėjau. Сел, она говорит, я могу и прокатить еще. Atsisėdau, o moteris sako, aš galiu tave ir pavėžinti. Прокатите, говорю, ну, куда? Pavėžinkit. И она двери заблокировала, звонит своей подруге. Jinai užblokavo duris ir paskambino savo draugiai. И поворачивается ко мне и говорит, ну что, поехали? Atsisuko į mane ir sako, na ką, važiuojam. И я не понимаю, что куда, думал прокатить. А она мне, документы с собой. Я говорю, так а что? Она говорит, поехали в центр, обратно. Na ir sako, ką, važiuojam. Nu, aš galvau, kad pavėžins. O jinai sako, dokumentus su savimi turi. O tai kur mes važiuosim? Atgal į centrą? И в итоге вот так вот, я думал, что они, наверное, пока я у них был, они мне зубы заговаривали. Тем временем созвонились с моим начальством, переговорили, тот ему сказал, забирайте его, везите обратно. Это я так думал. Ir aš taip maniau, kad tuomet, kuomet aš buvau tame ofise, jie man užkalbėjo dantis, per tą laiką jie susiskambino su mano vadovybė, susitarė ir nusprendė, kad reikia mane vežti atgal. В итоге они потратили свое личное время, проехали 300 километров, привезли меня сюда, уже темно было. To pasekoje jie paaukojo savo asmeninį laiką, pravažiavo 300 km, kai atvykau čia jau buvo tamsu. И просто передали в руки нашему лидеру и говорят, вот все, мы свою работу сделали, лечите дальше. Tiesiog atidavė mane mūsų vadovų į rankas ir pasakė, būkite čia, mes važiuojam. И уезжая, сказали такие же, опять это не просто, это тогда казалось все просто как-то. Но слова, что Андрей, мы верим. Išvažiuojant jie pasakė tokius labai paprastus žodžius, tuo metu man jie atrodė labai paprasti. Jie pasakė, Andrėjau, mes tikim. И все, и поехали. Ir viskas, išvažiavo. И вот это было вот такое мое 3 вот этих эпизода, что вот с этого момента я стал как-то все по-другому. У меня соединились, вот знаете, как 2 провода. Они сначала рядышком, так жжж электричество, а вот тут они хоп, и все. И стало все работать. Po šitų 3 kartų pas mane tarsi kažkas susijungė. Žinot, kaip laidas būna, nepataiko vienas galas į kitą ir tiesiog juda, bet staiga jie susijungia. И все, у меня пришло вот такое, я стал Библию читать, как сумасшедший, я прям захлеб ее, как воды хотел, я читать, я эти уроки мне мало, я Ларете этой мозг выносил и на уроки, и после урока, и везде как хвост бегать, и к Мариусу приставать, и покрестите меня, ну, в общем, началось у меня. Ir staiga viskas prasidėjo, aš kaip išprotėjęs puoliau skaityti Bibliją, tiesiog kaip ištroškęs, man to reikėjo. Ir aš ir Loretą į akis lindau ir prie Mariaus, pas Marių klausinėjau ir prašiau, kad mane pakrikštytų. Да, там и зимой крестить, и, короче, понесло, тут его понесло, да. Ir štai aš, kaip sakos,
pasidaviau tai visai tėkmei ir net žiemą prašiausi, kad mane pakrikštytų. И в итоге я покрестился, вот, летом, в начале лета. Galų gale vasaros pradžioje aš buvau pakrikštytas, Центр я уже закончил, centrą baigiau но никуда уходить не собираюсь, пока не выгонят, по крайней мере. ir bent kol kas aš iš jo išeiti nesiruošiu. Na, nebent išvarys. Вот. И раз это помогло мне, я считаю, что я просто обязан теперь помочь кому-то, кто в этом нуждается. Ir žinot, jeigu tai padėjo man, aš suprantu, kad turėčiau padėti ir kitiems, kam to reikia. Поэтому я пошел учиться. Вчера у меня были занятия первые. Todėl aš nusprendžiau mokytis. Vakar buvo pirmieji užsiėmimai. Там мы получили благословение на дальнейшее обучение. Ten mus palaimino tolesniam mokymuisi. И я до сих пор еще под этим впечатлением, что так какое-то необыкновенное ощущение у меня, что и ночью мне снились там, что даже моему соседу он приснился сон, что его там в церкви в окно звал кто-то, ему передалось. Net dabar aš pilnas tų įspūdžių ir net naktį man sapnavosi sapnai įvairūs. Ну, вот маленькая такая история обо мне. Рассказать можно, конечно, много, но времени будет, наверное, еще и поговорим, и Štai расскажем. tokia mano trumpa istorija. Aišku, būtų galima dar kalbėti daug, bet aš manau turėsime laiko pasikalbėti, pabendrauti. И все. Главное занять сердце. Если Бог живет в сердце, то никакие зависимости не страшны, и ничего туда уже не проникнет. Tai, ką noriu pasakyti, tai kad svarbiausia, kad jūsų širdis būtų užimta. Bet, žinokit, jeigu jūsų širdyje gyvena Dievas, tai jokie išbandymai nebaisus. Аминь. Amen. Ačiū Andrijui labai už liūdimą. Gyvas liūdimas yra labai stipru. Išgirsti tai, kas vyksta šiomis dienomis. Labai gerai girdėti Biblijos istorijos, kuris užrašytas, kas buvo prieš 1000 metų ar prieš 2000. Bet Dievo stebuklai, kurie vyksta dabar čia, bent jau mane liečia labai stipriai. Ir duoda viltį, kad dar bus išgelbėtas, išvaduotas ne vienas žmogus čionais. Kėdainiuose, Visagine, Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune, visuose miestuose Dievo ranka nesutrumpėjo veikti. Ir kol bus tokių žmonių, kurie kaip Loreta, kurie meldžiasi, kuriems rūpi kiti, kol bus bažnyčia miestuose, miesteliuose, tol Dievas naudos tą bažnyčią. Ir ne vienas žmogus bus išvaduotas. O vaduoti yra ką? Velnias pavergęs daugybę žmonių, tyčiojasi iš jų, griauna gyvenimus, atima amžinybę, kas baisiausia. Bet Viešpaties ranka nesutrumpėjo gelbėti. Jis griauna velnio darbus, naudodamas savo tarnus, savo bažnyčiai. Ir ačiū Dievui už tai, kad Dievas padarė Andriejaus gyvenime. Mes irgi laiminam tave, Andriejau, kai bažnyčia eik, sūdyk žemę ir būk šviesa. Šiandien šitą šviesą šviečia ir mes džiaugiamės. Ir Viešpats džiaugiasi. Ir visi angelai džiaugiasi danguje. Aš norėjau šiandien paskaityti dar trumpai iš Senojo testamento vieną tokią istoriją. Tai pasakysiu. Čia bus 2 Kronikų knyga, 25 skyrius. Apie vieną karalių. Jo vardas buvo Amacijas. Tai buvo Judo karalius.
Kaip žinome, žydų valstybė buvo padalinta į dvi dalis dėl to, kad jie nepakluso Dievo valiai. Į Izraelį 10 giminių ir į Judą 2 giminės. Ir va čia buvo Judo šalies karalius Amacijas. Ir ką Dievo žodis aprašo apie jį. Turbūt mes visi žinom, kad ir apie mus bus parašyta kažkas. Ir paskutinę dieną, kai stosime prieš viešpatį Dievą, atvers knygą ir perskaitys. Marius Masandavičius buvo toks ir toks, gyveno ten ir ten, darė tą ir tą, buvo teisus viešpatės akyse. Darė teisius darbus. Čia aš su viltim, bet paskaitykim, kas buvo parašyta knygoje, kurią mes galim dabar perskaityti apie Amaciją. Amacijas pradėjo karaliauti būdamas 25 metų ir karaliavo Jeruzalėje 29 metus. Jo motina buvo vardu Jehoadama iš Jeruzalės. Jis darė tai, kas teisinga viešpatės akyse, tačiau netobula širdimi. Kitam vertime pasižiūrėjau, tačiau ne visa širdimi tarnavo viešpačiui. Darė, kas teisinga, tačiau netobula širdimi, ne iki galo. Įsitvirtinęs karalystėje, jis nužudė tuos savo tarnus, kurie nužudė jo tėvą karalių. Jų vaikų jis nenužudė, kaip Mozės įstatymo knygoje parašyta, kur viešpats sako: tėvai neturi mirti dėl vaikų ir vaikai dėl tėvų, bet kiekvienas mirs dėl savo paties nuodėmės. Amacijas sušaukė Judo ir Benjamino gyventojus ir paskyrė jiems tūkstantininkus bei šimtininkus pagal jų tėvų namus. Jis suskaičiavo 20 metų ir vyresnius ir rado 300 000 vyrų, tinkančių karui, galinčių naudoti ietį ir skydą. Be to, jis pasisamdė iš Izraelio 100 000 rinktinių karių už 100 talentų sidabro. Dievo vyras atėjęs pas jį tarė: karaliau, tegul neina su tavim Izraelio kariuomenė, nes viešpats nėra su Izraeliu, su Efraimo sūnumis. O jeigu eisi, pasiruošk mūšiui, tačiau Dievas tave parklupdys prieš priešus, nes Dievas turi galią padėti ir parklupdyti. Amacijas klausė Dievo vyrų: o ką daryti su 100 talentų, kuriuos daviau Izraelio kariuomeniai? Dievo vyras atsakė: Dievas tau gali duoti daug daugiau negu tiek. Amacijas atskyrė iš Efraimo atėjusią kariuomenę ir paleido juos namo. Jie, degdami pykčių, Judui grįžo į savo kraštą. Amacijas įsidrąsino, išvedė savo žmones ir atėjęs į Druskos slėnį išžudė 10 000 Seiro vaikų. 10 000 jie paėmė į nelaisvę ir užvedę juos ant uolos viršūnės nustumė žemyn ir jie visi užsimušė. Ta kariuomenė, kurią Amacijas pasiuntė atgal, kad jie neitų su juo, užpuolė Judo miestus nuo Samarijos iki Ben-Horono, išžudė 3000 gyventojų ir prisiplėšė daug grobių. Amacijas, nugalėjęs edomitus, grįždamas parsigabeno Seiro vaikų dievus, kuriuos pasistatė savo dievais. Jiems aukojo ir juos garbino. Viešpaties rūstybė užsidegė prieš Amaciją, jis siuntė pranašą, kuris sakė: kodėl tu ieškai tos tautos dievų, kurie negalėjo išgelbėti savo tautos iš tavo rankų? Pranašui kalbant, karalius jam tarė: ar tu paskirtas karaliaus patarėjai? Nutilk, kad nenužudyčiau tavęs. Pranašas nutilo, pasakęs: žinau, kad Dievas nusprendė pražudyti tave, nes taip pasielgiai ir neklausai mano patarimo. Ir toliau istorijos jau apie jį neskaitysiu, toliau nieko gero nebuvo. Galim santrauką pasakyti, kas čia atsitiko. Dievas išsirinko, davė dovaną žmogui Amacijui būti karaliumi. Argi ne dovana valdyti šalį, valdyti valstybę? Tu esi valstybės galva, tu turi valdžią, tu turi turtus, tu turi valgyti kiek nori, važiuoti gali kur nori, daryti ką nori, statyti, kurt. Taigi jis gavo dovaną. Įsitvirtino būti karaliumi, įvykdė Dievo valią
Jisai, aišku, dabar žiauriai skamba, bet tuo metu tai buvo tokia tvarka. Jisai nužudė bedievius ir paliko teisiuosius pagal Mozės įstatymą, laikydamasis Mozės įstatymą. Ir jį puolė priešai, edomitai. Jie norėjo sunaikinti Izraelio valstybę, Judo valstybę. Ir Amacijas, norėdamas sunaikinti priešus, kad galėtų laisvai karaliauti ir tie žmonės galėtų gyventi taikoje, pasisamdė iš Izraelio, iš kitos dalies, iš 10 giminių 100 000 vyrų. Gerų kareivių parašyta, gerų kovotojų. Pats turėjo tik 300 000. Pasisamdė juos už pinigus. Tada atėjo pas jį pranašas ir sako, kodėl tu pasisamdėjai iš bedievių pagalbos. Nes Izraelis tuo metu garbino stabus. Jie negyveno tokio gyvenimo, kokį Dievas buvo pašaukęs juos gyventi. Jie pasistatė veršius, juos garbino, taip pat kitų aplinkinių tautų dievus. Amacijas, išgirdęs pranašo žodžius, kad atmesti bedievių pagalbą, taip ir pasielgė. Atleido 100 000 kareivių. Pasitikėjo pranašo žodžiais. Jis elgėsi teisingai, taip. Taip, iki šio momento jis elgėsi teisingai. Jis atmeda bedievių pagalbą ir pasiremia tuo, ką turi ir Dievu. Išeina į mūšį ir nugali edomitus. Su Dievo pagalba stebuklingų būdų nugali edomitus. Pergalė jo gyvenime. Ta pergalė jam atneša turtus. Nugalėjus edomitus jis randa daug grobio. Ir kas svarbiausia iš to grobio buvo Syro vaikų dievai. Tuo metu tai stabai. Šiuo metu stabai irgi yra neišnykę. Dabar perfrazuosiu į šiuolaikinę kalbą. Izraelis tuo metu nebuvo pasaulio centras. Tai buvo nedidelė valstybė tarp daugelio valstybių aplinkui gyvenančių. Ir Izraelis garbino, net ne visas Izraelis, tik tai 2 giminės, tik Judo šalis garbino tikrąjį Dievą pagal Mozės įstatymą. Visi kiti turėjo kitokius dievus. Ir visas pasaulis skaitėsi šiuolaikinis, progresyvus, jie turėjo šiuolaikinius įstatymus, šiuolaikinį gyvenimo būdą. Stabai buvo kažkas, toks vaikų naudojam žodį krūto. Girdėjot tokį žodį? Kieto. Tai, ką daro visi. Šiais laikais lygiai tas pats yra. Yra kažkas, ką žmonės daro visi. Ir tai visiems priimtina. Jeigu tu nesielgi, kaip elgiasi visi, tu esi balta varna. Tu esi kažkoks atstumtasis. Bet elgtis kaip visi, tai yra natūralu. Ta pati padarė Amacijas. Jam buvo pasirinkimas nugalėjus amonitus. Arba elgtis, kaip elgėsi visi žmonės. Visi meluoja, kai reikia savo naudos. Krečia juokus, kai reikia būti rimtiems. Pavogia, kai tai naudinga. Kai liūdna, ar sunku, ar depresija kažką pavartoja. Kas daugiau, kas mažiau. Tai yra, jeigu pasakysi, aš dar pasakydavau, aš negeriu, sako, tu nesveikas. Tu sergi. Taip, ne vieną kartą, ne vienam darbe. Jeigu vaikas mokyklų nenusirašinėja, jisai keistas. Jeigu nesielgia, kaip bendra klasiai elgiasi. Jeigu yra romus, susitvardęs, reiškia, jisai lievas, tokį žodį dar, padalosiu daug žodžių keistų. Lievas tada. Amacijas turėjo rinktis tarp to būti krūtų, kietų
ar būti atstumtų? Atstumtų žmonių ar atstumtų Dievo? Rinkos iš 2 dalykų. Nors iki tol jisai darė gerus pasirinkimus, po pergalės, kada viskas pasisekė, kada viskas gerai, jis padarė blogą pasirinkimą. Jis užčiaupė pranašą, sakė, ką tu man čia aiškini? Dar paaiškinčiau, užmušytų. Čia savai žodžiais. Ir nusprendė elgtis, kaip elgėsi visi. Garbinti stabus. Krikščionio gyvenime tai irgi gali lengvai nutinkantis dalykas. Paprašy Dievo sveikatos. Dievas tau atstatė sveikatą. Davė tau gyvenimo metų, kad tu džiaugtumės. O tu tą sveikatą niokoji. Kažką darydamas savo kūnui, kas jam negerai. Dievas davė tau pinigų, darbą, kad tu tarnautum tuom ir gelbėtum pražuvusius, o tu stataisi savo kažką. O gelbėjimui nieko iš to neina. Dievas tau davė pergalę, o tu renkiesi, kam tarnausi po pergalės. Ar stabams, ar nusilenksi šio pasaulio kunigaikščiams ir visiems stabams, godumo stabui, malonumo stabui. Ar tu atsiduosi Dievui? Taip pasaulis išjuoks. Taip pasauliui tu liksi menkas, mažas, nesuprastas, pasaulio nereikalingas, atmestinas, bet Dievo akise būsi priimtinas, pagerbtas savo laiku. Pas Dievą yra taip, kad pagarba ir atlygis ateina ne tada, kada žmonės tikisi, o tada, kada jis nusprendžia. Ir yra Luko Evangelijoje užrašytas toksai palyginimas. Atsiverskime Luko Evangeliją, 12 skyrių. Nuo 32 eilutės. Čia kontekstas toksai šitos vietos. Pas Jėzus susirinko, Jėzus buvo su mokiniais ir prie jų susirinko didžiulė minia žmonių. Jie klausėsi Jėzaus palyginimų ir jisai kalbėjo visiems žmonėms, po to kreipėsi į savo mokinius. Ir čia mokiniams sako tokį dalyką. Nebijok, mažoji kaimenė. Jūsų tėvas panorėjo duoti jums karalystę. Jėzus sako, kad Dievas norėjo duoti mums karalystę. Mokiniams duoti karalystę. Reiškia padaryti, kaip Amacijui buvo duota karalystė. Ar sutinkat? Tai va Dievo noras duoti mums, mažai kaimeniai, atstumtiesiems karalystę. Ir sako toliau, žinom Dievo norą, ką jisai trokšta mums. Trokšta mums gero. Parduokite savo turtą ir aukokite gailestingumo aukas. Įsitaisykite savo piniginių, kurios nesusidėvi, kraukite nenykstantį turtą danguje, kur joks vagis neprieina ir kandis nesuėda. Nes kur jūsų turtas, ten ir jūsų širdis. Te būna jūsų strėnos sujuostos ir žiburiai uždegti. Ir būkite panašus į žmones, kurie laukia savo šeimininko, grįžtančio iš vestuvių, kad kai tik jis parvyks ir pasibels, to jau atidarytų. Palaiminti tie tarnai, kuriuos sugrįžęs šeimininkas ras budinčius. Iš tiesų sakau jums, jis susodins juos prie stalo ir priėjęs patarnaus jiems. Čia kalbam apie Dievą, kad Dievas tokiems tarnams susijuosęs patarnaus. Mes matėme panašų poelgį, ką padarė Jėzus su savo mokiniais prieš nukryžiuojant. Jis jiems nuplovė kojas, mokiniams pats Dievas. Ir jiems laužė duoną, valgė su jais, jiems patarnavo. Ir čia rašoma vėl, kad Dievas ruošiasi tokiems tarnams, kurie jo lauks, susijosės strėnas, su uždegtais žiburiais, vieną dieną patarnauti.
Jeigu jis grįžtų antrosios ir trečiosios nakties sargybos metu ir rastų juos būdinčius, palaiminti tie tarnai. Vieniems jis grįž pirmosios sargybos metu, kitiems antrosios, kitiems trečiosios sargybos metu. Įsidėmėkite, jei šeimininkas žinotų, kurią valandą ateis vagis, budėtų ir neleistų jam įsilaužti į savo namus. Todėl ir jūs būkite pasirengę, nes žmogaus sūnus ateis tą valandą, kurią nesitikėsite. Tada Petras paklausė, viešpatie, ar šį palyginimą sakai tik mums ar visiems? Tai Petrui iškilo iš karto klausimas. Jisai kaip ir šnekėjo prieš tai su visa minia, po to atsisuko į mokinius ir pasakoja tokius dalykus. Tada Petrui klausimas iškilo, čia mums tai sakai ar visiems? Ir Jėzaus atsakymas. Kaip manot, Jėzus pasakė, jums tai sakau. Ne. Visiems. Ne, nei taip. Jėzaus atsakymas labai įdomus. Viešpats atsakė, kas yra tas ištikimas ir sumanus ūkvedys? Petrui, įsidėmėkit, atsakinėja Petrui. Ūkvedys, jau ne tarnas, jau ne kažkas, bet ūkvedys. O Petras kas buvo? Ūkvedys, jam viešpats pavedė bažnyčią valdyti, prižiūrėti kaimenę. Kas yra tas ištikimas ir sumanus ūkvedys, kurį šeimininkas paskirs vadovauti šeimynai ir deramų laiku duoti jiems skirtą maisto dalį? Palaimintas tarnas, kurį sugrįžęs šeimininkas ras taip darantį. Sakau jums tiesą, jis paskirs jį valdyti visų savo turtų. Bet jeigu anas tarnas tartų savo širdyje, mano šeimininkas neskuba grįžti ir imtų mušti tarnus bei tarnaitės, valgyti, gerti ir girtuokliauti, tai to tarno šeimininkas sugrįžta dieną, kai jis nelaukia ir tą valandą, kurią jis nesitikė, jis perkirs jį pusiau ir paskirs jam dalį su neištikimaisiais. Čia nejuokingai. Kas gyveno tais laikais, kai kartais mosikuodavo, turbūt buvo matę tokius dalykus, kad pusiau perkirst. Bet šiais laikais skamba žiauriai. Jau nesulipinsi, kaip pusiau perkirst. Jokia operacija nepadės. Čia atsakymas Petrui. Tarnas, kuris žino savo šeimininko valią, bet nėra pasiruošęs ir pagal jo valią nedaro, bus smarkiai nuplaktas. O kuris nežino ir baustinai elgiasi, bus mažai plakamas. Iš kiekvieno, kuriam daug duota, bus daug pareikalauta. Ir kam daug patikėta, iš to bus daug ir išieškota. Jėzus, man to atsakė labai paprastai. Minia nebuvo gavusi dar daug. Jie žinojo nedaug, suprato nedaug. Ir pareikalauta bus iš jų atitinkamai. Petras buvo ūkvedys. Iš jo bus pareikalauta kaip iš ūkvedžio. O dabar užduokime savo klausimą, kiek duota mums ir kiek bus pareikalauta iš mūsų. Kas duota mums? Čia visus sėdinčius kažkiek pažįstam. Ką daugiau, ką mažiau. Mes visi šaukėmės Jėzaus vardą ir sekam paskui jį. Reiškia, kad viešpats atėjo į mūsų gyvenimą ir užantspaudavo mus savo šventąją dvasią. Nes Dievo žodis sako, tie, kas tiki, yra užantspauduoti šventąją dvasią. Petras sako, jūs esate karališkoji kunigystė, išrinktoji tauta, kunigai. Galima būtų dar daugiau pasakyti, kas sakoma apie mus. Bet tas, kad Dievo šventosios dvasios antspaudas yra mūsų uždėtas, tai yra tokia dovana, tai yra tiek daug duota, kad aš likusi savo gyvenimą turiu paskirti, suvokti, kiek aš apdovanotas esu. Ir Dievas tikisi iš manęs, jeigu man davė tokią dovaną, tikisi
Jis nemažai, man atrodo. Kaip atsimenat palyginimą apie talentus. Vienam davė tarnui 5 talentus, jisai pelnė dar 5. Ir sako, teik šaunusis tarne į mano šlovę. Kitam davė 3 talentus, jisai juos paleido į apyvartą, pelnė dar 3 talentus. Irgi jį pagerbė tokį tarną. O vienas buvo gavęs mažai, tik talentų. Tai jisai sako, užkasiau jį, paslėpiau, va, šiandien kas tavo. Tokį atidavė, kur per pusę perkėt. Tai mes galim savo ramintis. Aš daug nieko negavęs, aš nieko nežinau, nieko jūs iš manęs nereikalaukit, nieko aš nenoriu, gyvenu kaip gyvenu, nesikabinkit prie manęs. Bet čia Dievo žodžio persimimas nepavyks taip sugudrauti. Prieš Dievą nesugudrausi. Prieš žmonės galima kažkiek apgauti, kažkiek sugudrauti, kažkurį tai laiką, bet ir tai dažnai įla išlenda iš maišo. O prieš Dievą nesugudrausi. Mums visiems reikia aiškiai suvokti, koks Dievas mūsų gailestingas ir kiek jis mūsų daug apdovanoja. Ir pasirinkti teisingai. Pasirinkti kasdieną, kasdienybę, leisti su Jėzumi ir būti jo mokiniu. Nes pagundimas vienodas tiek Amacijui tam karaliui, tiek mums, tiek Petrui, tiek tai miniai. Pagundimas ir toks gyventi kaip gyvena visi ir daryti kaip daro visi. Bet Dievo dvasios paraginimas yra gyventi taip, kaip mokina Jėzus. Seno testamento žmogui, tam Amacijui, reikėjo, kad ateitų pranašas ir pasakytų, ką daryti. Jisai neturėjo savyje šventosios dvasios atspalvį. Jis nebuvo apdovanotas šventąja dvasia, kuri galėtų jam pasakyti, nemeluok, nevok, nekrėsk juokų, sek paskui mane. Jam reikėjo, kad ateitų žmogus iš kažkur ir pasakytų, šventosios dvasios žinią perduotų. Mums žymiai geriau. Mes turime šventąją dvasią savyje, kuri, jeigu tik leidžiame, mums šneka, mums kalba per mūsų sąžinę, per mūsų mintis, per Dievo žodį ir duoda mums nukreipimą, patarimą, kaip mes turime elgtis, ką turim daryti. Ir per bažnyčią taip pat. Per žodį čia mes nagrinėjame, per liudijimus. Šventoji dvasia mums kalba kasdieną, kiekvieną akimirką. Jėzus sakė, aš stoviu prie durų, širdies durų ir beldžiu. Kas tik atidarys, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu. Taigi Dievas yra arčiau negu arti. Dievas yra mumise. Ir dovaną mes iš jo gavome didesnę negu Amacijas. Amacijas gavo karalystę, bet mes gavome, jis gavo Judo karalystę. Karalystę, kuri buvo laikina. Mes gavome nepajudinamą karalystę. Ir gavome šventąją dvasią. Todėl mums svarbu atlikti tai, kas priklauso nuo mūsų. Suprasti, kam aš gyvenu. Ir atsiduoti Dievui. Nusižeminti. Dabar mes žinome tiesą. Aišku, mes ją žinojame, dabar tik tai ją pašveikim, pablizginam, kad geriau matytųsi. Mums reikia nusižeminti prieš tiesą. Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Mes žinome tiesą. Bet prieš ją reikia nusižeminti ir jai paklūsti. Ir čia renkamės mes. Mūsų pasirinkimas. O Dievas padės mums daryti gerus pasirinkimus. Net kai padarė blogą pasirinkimą Amacijas, Dievas siuntė pranašą jam pasakyti. Amacijas turėjo šansą atgailauti. Kai Dovydas padarė blogą pasirinkimą, padarė nuodėmę, Dievas siuntė jam pranašą Nataną, kad pasakytų, tu nusidėjai. Dovydas padarė gerą pasirinkimą. Jisai sakė, taip nusidėjau, atleisk man. Nors jis ir nešė pasekmės tos nuodėmės, bet jam buvo atleista.
ir karalystė pažadėta buvo išsaugota ir Jėzus Kristus per tą liniją Dovydo atėjo. Amacijas pasielgė priešingai. Kai jam pranašas pasakė atgailauk, jisai pasiūlė pranašą nužudyti. Mes būsim tokioj pat situacijoj kaip Dovydas ir kaip Amacijas. Kiekvieną dieną. Tik tai mums neteis pranašas. Mes išgirsime iš savo brolio, mes perskaitysime Dievo žodyje, mums šventoji dvasia kalbės per sąžinę į mūsų širdį. Ir mes darysime tokius pačius pasirinkimus, kaip Amacijas arba Dovydas. Ir kokį pasirinkimą mes padarysime. Dievo žodis ragina ieškoti jį visa širdimi. Visa širdimi. Amacijas neieškojo visą. Jeremijo pranašystė 7 skyriuje. Galim perskaityti. Jeremijo pranašystė 7 skyrius nuo 23 eilutės. Čianais Dievas kalbėjo iš Egipto išvestam Izraeliui. Pranašas Jeremijas primena jiems. Bet jiems įsakiau štai ką, pakluskite mano balsui ir aš būsiu jūsų Dievas, o jūs būsite mano tauta. Vaikščiokite keliu, kurį jums nurodžiau, kad jums gerai sektųsi. Tačiau jie neklausė manęs ir nekreipė dėmesio, bet sekė savo piktos širdies norais. Jie ėjo ne pirmin, bet atgal. Čia apie tai, ką pasirinko Izraelis. Žydai, ką pasirinko išvesti iš Egipto. Dievas norėjo būti su jais, kad jiems gerai sektųsi. Bet jie nekreipė dėmesio į Dievo norus, o kreipė dėmesį į savo sugedusios širdies norus. Jie neturėjo tada galimybės šauktis Dievo būti išgelbėtams, atgimti iš naujo. Bet mes turime. Ir mes esame atgimę iš naujo. Mes turim tokią privilegiją, lyginant su žmonėmis, kurie gyveno tada. Bet sena prigimtis, kol mes esame kūne, neduos savęs pamiršti. Sena prigimtis, kuri mūsų kūno nariuose visada norės mus gražinti atgal. Girdėjome ir liūdime prieš tai. Nors Dievas prakalbo, nors Dievas vedė ir gelbėjo, bet prigimtis, kuri yra mūsų kūne, jinai bando susigražinti. Geroji naujiena. Dievas stipresnis už mūsų prigimtį. Už senąją prigimtį. Ir paklusdami Dievui, mes esame daugiau negu nugalėtojai. Visame kame. Ir jeigu mes paprasčiausiai nusižeminsime ir rimtai priimsime tai, ką girdėjome, Dievas ves, mokys, statys, kad mums gerai sektųsi. Taigi tarnaukime ne stabams, tarnaukime gyvajam Dievui, darykime praktinius, teisingus pasirinkimus, o Dievas visada šalia, kad mums padėtų. Jis geras, jis mus myli. Žinai, sakydavau žmonėm, kuriem liudydavau, sakau, gerai pasirink draugus, sakau, aš tau draugas, bet tie, kur tau butelį siūlo, jie tau nedraugai. Jie tau nedraugai, kuris tau cigaretę kiša arba juokelius krėsti, nesąmonės daryti, jis tau nedraugas. Pasirinkime draugą. Viešpats yra mūsų draugas. Jis rūpinasi, kad mums būtų gerai. Bet tie, kurie meluoja,
ir mums bando įkišti kažką kitą, ne tą, ką siūlo viešpats, jie nedraugai. Yra nesąmonė patikėti to, kuris tave nori apvogti ir nori iš tavęs kažką paimti. Tai visiška nesąmonė. Nedarykim nesąmonė. Čia pats save raginu. Ir jūs visus raginu. Nedarykim nesąmonė, kokias darė Macijas. Darykime sąmonės. Tam viskas yra paruošta. Ačiū Dievui šitą dieną. Ačiū Dievui, kad kartu esam. Kad galim Dievo žodį nagrinėti ir kad galim būti įrankiai Dievo rankose. Dievas nori išgelbėti daug žmonių šitą miestą. Aš žinau 100%. Ir Dievas žino būdus. Ir Jisai turi darbininkų, pilną salę. Pašlovinkim viešpatį dar giesme, tada pasivaškinkim, pabendraukim ir dėkokim Dievui už viską. Viešpats mūsų vedlys, Jėzus mūsų uola, tvirta ranka jis veda mus iš pergalės į pergalę. Viešpats mūsų vedlys, Jėzus mūsų uola, tvirta ranka jis veda mus iš pergalės į pergalę. Kaip jūros duglas iš gelmių, prieš Dievo tautą priešai kyla, bet viešpats šaiposi iš jų ir vėl tamsos darbai subyra. Jis visada esantis šalia, dangaus kariuomenių valdovas, jo vardu šiandien lenkiamės ir atiduoda visą šlovę. Viešpats mūsų vedlys, Jėzus mūsų uola, tvirta ranka jis veda mus iš pergalės į pergalę. Viešpats mūsų vedlys, Jėzus mūsų uola, tvirta ranka jis veda mus iš pergalės į pergalę. Nes mūsų viešpats karžygys, už savo žmones jis kovoja, kaip smėlio priešus išvarstys ir suguldys po mūsų kojom. Jis visada esantis šalia, dangaus kariuomenių valdovas, jo vardu šiandien lenkiamės ir atiduoda visą šlovę. Viešpats mūsų vedlys, Jėzus mūsų uola, tvirta ranka jis veda mus iš pergalės į pergalę. Viešpats mūsų vedlys, Jėzus mūsų uola, tvirta ranka jis veda mus iš pergalės į pergalę. Iš pergalės į pergalę. Taigi eikime su nugalėtoju.